Sveiki! Šiandieną išmoksime sudaryti turinį. Turinį sudarysime naudojant automatinės priemonės. Įprastai turinys kuriamas pagal stilių. Automatiškai galima surinkti į vieną vietą tekstą, kuriam pritaikytas tam tikras nurodytas stilius. Dažniausiai yra naudojami standartiniai stiliai, tai heading 1, heading 2 arba antraštė 1, antraštė 2. Šituos stilius galime rasti išsikvietę stilių juostą. Štai čia spustelėme. Šone atsiranda stilių juosta. Ir dažniausiai sudarant turinį naudojame stilių antraštė 1, antraštė 2. Pirmiausia, sutvarkykime tekstą. Nustatykime paraštes, nustatykime tarpus tarp eilučių pusantro, nustatykime įlygiavimą, tam pažymime visą tekstą, spaudžiame Ctrl+A, nustatome, kad šriftas būtų Times New Roman ir dydis 12. Pagrindiniai nustatymai dar tekstui randami skiltyje pastraipa. Išsikviečiame dialogo langą ir nustatome, kad tarpai tarp eilučių būtų pusantro, prieš ir po, nustatome nulius. Laukelyje įtrauką nustatome, kad tiek kairėje tekstas prasidėtų nuo paraštės, tiek dešinėje pusėje tekstas prasidėtų nuo paraštės. Kiekviena pastraipos pirmoji eilutė būna patraukta, taigi pasirenkame pirmą eilutę ir nurodome, kiek pastraipos pirma eilutė bus įtraukta. Pasirinkime 1 cm ir pasirinkime lygiuotę abipusę. Spaudžiame gerai. Štai mūsų tekstas sutvarkytas. Kadangi tekstą kopijavome iš interneto, tai matome kai kur tekstą mėlynos spalvos ir pabraukimus. Tai greitai tą dalyką sutvarkykime. Pakeičiame spalvą ir nuėmame pabraukimus. Štai turime tekstą. Nustatykime paraštes. Renkamės kortelėje puslapio maketas, paraštės ir pasirinktinės paraštės. Pagal raštvedybos taisyklės viršuje ir apačioje paraštės paliekamos po 2 cm. Kairėje pusėje, toje pusėje, kur dokumentas yra įsegamas, paliekame 3 cm, o dešinėje pusėje 1 cm. Turime daugiau ar mažiau patvarkytą tekstą. Sudarykime turinį. Turinys dažniausiai būna dokumento pradžioje arba dokumento pabaigoje. Sudarykime turinį dokumento pradžioje. Tam įterpkime dar vieną pradžioje papildomą puslapį. Pastatau žymeklį pradžioje lapo, renkuosi lūžiai, puslapis. Štai turiu dar vieną papildomą puslapį. Parašome žodelį turinys. Taigi, kad programa suprastų, ką įtraukti į turinį, tai tas eilutes, kurias norime įtraukti į turinį, arba konkrečiau šiuo atveju skyrių pavadinimus turime išskirti su stiliais. Naudosime stilių antraštė 1. Pažymiu pirmą pavadinimą Cheopso piramidė ir suteikiu stilių antraštė 1. Jei manęs netenkina šrifto dydis, šriftas, lygiuotė, šitą dalyką aš galiu koreguoti. Prie antraštė 1 stiliaus yra snapelis, spaudžiu ir pasirenkame komandą modifikuoti. Štai čia yra pagrindiniai nustatymai. Nustatome Times New Roman šriftą, 12 dydžio, pajuodinta, spalva automatinė juoda, lygiuotė centre. Jeigu norime daugiau nustatymų rasti,
Renkamės mygtuką formatuoti. Čia galime rasti daugiau nustatymų. Pasirinkime pastraipą ir nustatykime, kad tarpai tarp eilučių būtų 1,5. Spaudžiam gerai. Einame dokumentu žemyn, randame antrą temą, pažymime ir antrai temai, temos pavadinimui suteikėme stilių antraštė 1. Ieškome kitos temos, Artemidė šventykla, suteikėme stilių antraštė 1. Ieškome toliau temos, Dzeuso skulptūra, suteikėme stilių antraštė 1. Ieškome kitos temos, suteikėme stilių antraštė 1. Dar viena tema, vėl stilius antraštė 1. Ir paskutinė tema rodo kolosas, stilius antraštė 1. Kadangi mes naudojom stilių tik antraštė 1, tai mes turėsime tik vieno lygio turinį. Jei naudotumėm antraštę 2, vėliau mes panaudosime, tuomet galėtumėm gauti 2 lygių turinį, kur jau būtų ne tik pagrindinės temos, bet ir potemės. Taigi sudarykime turinį. Grįžtame į dokumento viršų, pastatome žymeklį, kur norime suformuoti turinį ir renkamės nuorodos, turinys ir komanda įterpti turinį. Spausdinio peržiūro lange matome, kaip atrodytų mūsų turinys. Žiniatinklio peržiūros lange matome, kaip mūsų turinys būtų atvaizduojamas naršyklėje. Šitoje vietoje rodyti lygius nurodome kelių lygių turinį turėsim. Jeigu mes turime 1 ar 2, tai mums visiškai nesvarbu, mes galime čia ir nekeisti, bet jeigu turėtumėm 4 lygių, tai mums būtina būtų pakeisti. Matome, kad uždėta rodyti puslapių numerius, puslapių numerių lygiuotė ir kokiais simboliais bus žymima nuo pavadinimo ligi puslapio numerio. Jeigu norime šitą vaizdą koreguoti, tai yra keisti šriftą, dydį, spalvą ir panašiai, renkamės komandą modifikuoti. Turinys 1 ir renkamės modifikuoti. Times New Roman 12, pasirinkime pajuodintą, lygiuotę kairėje ir dar daugiau nustatymų galime rasti prie komandos formatuoti. Tai pasižiūrėkim, kokie yra nustatymai prie pastraipos. Pasirinkime, kad tarpai tarp eilučių būtų 1,5. Spaudžiame gerai. Gerai. Čia nustatome teksto išvaizdą, 1 lygio turinį. Tačiau jeigu turėsim 2 lygių turinį, tai yra turėsim ir potemes, tai reikia nustatyti, kaip atrodytų mūsų potemės, lygiuotė, spalva, dydis, šriftas ir panašiai. Taigi renkuosi turinys 2, nors dabar 2 lygio turinio neturėsiu, bet iš karto susitvarkykime. Modifikuoti. Times New Roman 12, juoda spalva, lygiuotė kairėje. Ir pasižiūrėkim, kas yra prie pastraipos. Pasirenkame 1,5, 0, 0. Ir šitoje vietoje kairėje, tai yra nustatome, kiek centimetrų potemės bus atitrauktos nuo kairiojo krašto. Padarykim 0,5. Spaudžiame gerai, spaudžiame gerai, spaudžiame gerai. Štai rodo, kaip atrodys. 1 lygio turiniui mes nustatėme, kad šriftas būtų pajuodintas. Ir spaudžiame gerai. Štai į turinį įtrauktos mūsų pagrindinės temos. Ir matome, kad tema Čiopso piramidė yra 2 puslapyje. Tema kabantieji Babilono sodai yra 3 puslapyje.
padarykime ir potemes. Nueikime prie temos Halikarnaso mauzoliejus. Atminkite, kad turinys yra interaktyvus. Atsistojus prie temos, spaudžiame klavišą Ctrl, pelė virsta rankytė, spaudžiame ant temos ir mus numeta į tą dokumento vietą. Taigi išskirkime potemes. Tebūnie pirma potėme tolesnis mauzoliejaus likimas. Žodelį taisyti priekiai ištrinu, nes jeigu jį palikčiau, tai tą žodelį trauktų ir turinį. Taigi pažymiu potėme ir suteikiu stilių antraštę 2. Jei manęs netenkina dydis šriftas, vėl tą dalyką aš galiu koreguoti. Renkuosi modifikuoti ir nustatau Times New Roman, nes visur tokį naudojau, 12 dydį, pajuodintas, lygiuotė centre ir pažiūrėkim, kas yra prie pastraipų. Nustatykime 1,5. Dar vieną potėmę išskirkime. Išskirkime dar vieną potėmę. Ir dar vieną potėmę. Jei potėmes noriu traukti į turinį, tai grįžtu į dokumento pradžią, ant turinio spaudžiu dešinį pelės mygtuką ir renkuosi komandą naujinti lauką. Renkamės naujinti visą lentelę, spaudžiame gerai ir štai gauname įtrauktas potėmes. Žodį turinys išcentruokime. Jeigu norime temas sunumeruoti, atsistokime prie pirmos temos. Žinome, kad pastraipų žymėjimas ir numeravimas atliekamas naudojant štai šitas 3 komandas. Kadangi turinys tai yra struktūra, tai yra struktūrinis sąrašas, todėl renkamės 3 mygtuką. Kadangi mes naudojam stilius antraštė 1, antraštė 2, todėl ir numeraciją būtina rinktis su antraštė 1, antraštė 2. Paspaudžiame. Štai turime numeraciją. Jeigu norime, kad numeracija atsispindėtų turinyje, turinį turime atnaujinti. Ant turinio spaudžiame dešinį pelės klavišą, naujinti lauką, naujinti visą lentelę ir spaudžiame gerai. Štai matome, kad numeracija uždėta ir turinyje. Jei po skaičiaus norime turėti tašką, numeraciją reikia koreguoti. Stoviu prie pirmos temos, einu prie numeracijos, matau, kurią numeraciją naudojau, antraštė 1, antraštė 2 ir spaudžiu apibrėžti naują kelių lygių sąrašą. Pirmame lygyje po skaičiaus 1 dedu tašką. Kadangi naudojau ir antrą lygį, einu prie antro lygio ir po antro skaitmens gale padedu tašką ir spaudžiame gerai. Štai matome, kad taškas atsirado. Jeigu atnaujinsime turinį, taip pat matysiu po kiekvieno skaitmens tašką. Išjunkime komandą rodyti nespausdinamus simbolius. Štai taip yra suformuojamas turinys. Jei turinyje jums trūksta temų, vadinasi, temai nesuteikėte stiliaus. Taigi nueikite į tą vietą ir suteikite atitinkamą stilių. Jei turinyje yra daugiau teksto, negu jums reikia. Pavyzdžiui,
Jūs netyčia pažymėjote paveikslėlį ir suteikėte stilių antraštė 1. Tokiu atveju jūs turinyje taip pat matysite įtrauktą paveikslėlį. Tai gali būti paveikslėlis arba tekstas, kuris neturėtų būti turinyje. Ką tokiu atveju daryti? Jūs tiesiog turite nueiti į tą dokumento vietą ir paprasčiausias dalykas pažymėti šiuo atveju paveikslėlį arba teksto dalį, kuri neturėtų būti turinyje ir tai teksto daliai išvalyti formatą. Renkamės viršuje esančią komandą viską išvalyti. Dabar, kai turinį atnaujinsime, to paveikslėlio turinyje jau nebematome. Jei dokumente yra paveikslėlių, lentelių ar diagramų, galima sudaryti šių objektų turinį. Turinį galime sudaryti naudojant objekto antraštes. Jas naudojant galima sudaryti antraščių turinį, vykdyti reikalingų objektų paiešką. Be to, perkelus objektus į kitą vietą, jie bus automatiškai pernumeruoti. Tai bus padaryta, jeigu mes vykdysime automatinį antraščių įterpimą. Štai, turime pirmą paveikslėlį. Po paveikslėlių paprastai yra rašomas paveikslėlio pavadinimas ir to paveikslėlio numeracija. Taigi, įterpkime antraštę. Tam pasirenkame komandą nuorodos įterpti antraštę. Pasirenkame etiketę. Jeigu nėra tokios, kokia mums reikalinga, pavyzdžiui, mums reikalinga žodelis paveikslėlis, tuomet kuriame naujas atributas. Rašome paveikslėlis ir galiu padėti tašką, nes mano paveikslėlio numeracijos struktūra turėtų būti tokia. Pirmas paveikslėlis taškas ir toliau rašau paveikslėlio pavadinimą. Spaudžiu gerai ir štai gaunu 1,1. Kodėl 1,1? Kai atliekame paveikslėlių numeraciją, mes galime įtraukti pagrindinės antraštės numeraciją. Šitą dalyką galim pasirinkti toje vietoje. Spaudžiame numeravimas ir matome, kad yra uždėta varnelė įtraukti skyriaus numerį. Jeigu aš nuimsiu, spausiu gerai, tai numeracija bus tik 1. Bet jeigu norėčiau įtraukti ir skyriaus pavadinimą, tuomet pasirinkčiau numeravimas, uždedu įtraukti skyriaus numerį, nurodau, koks stilius yra naudojamas pavadinime ir kokiu simboliu atskirti. Šį kartą neįtrauksime skyriaus numeracijos. Paveikslėlis pirmas, spaudžiame gerai. Deja, puslapio numeraciją mes turim patys perkelti į priekį, nėra galimybės, kad būtų pirmas paveikslėlis, kadangi yra pritaikyta angliškai versijai, o angliškai būtų object 1, ne one object. Tai mes paprasčiausiai perkeliame ir tada šalia parašome pavadinimą. Čia Opso piramidė. Pasirinkime lygiuotę centre ir čia pasirinkime centre. Dar vienam paveikslėliui suteikime pavadinimą. Išlygiuojame centre, vieną eilutę žemiau, renkamės nuorodas, įterpti antraštę. Dabar matome, kad numeracija automatiškai nuosekli, tai 2, spaudžiame gerai, nepamirštame dvejetą perkelti į priekį.
Parašome pavadinimą. Kabantieji Babilono sodai. Išcentruojame. Padarykime turinį. Dedu žymeklį, kurioje vietoje turėčiau gauti turinį. Tuomet renkuosi nuorodos, iliustracijų sąrašas ir komandą modifikuoti. Nustatau Times New Roman 12, juoda spalva, lygiuoti kairėje ir nustatau tarpus tarp eilučių. 1,5. Gerai. Dar kartelį gerai. Štai gaunu paveikslėlių turinį. Paveikslėlis pirmas, Čiopso piramidė, yra antrame puslapyje. Paveikslėlis antras, Kabantieji Babilono sodai, yra antrame puslapyje. Dar tekstą reikėtų sutvarkyti. Pavyzdžiui, šioje vietoje paveikslėlis yra labai susigrūdęs, prie teksto labai pritrauktas. Tai reikėtų šioje vietoje daryti tarpą. Taip pat tarpą reikėtų daryti šioje vietoje. Toliau, jeigu eitumėm prie kito paveikslėlio, vėl tvarkingai darytumėm tarpą prieš paveikslėlį, rašytumėm pavadinimą ir tada padarytumėm dar vieną tarpą. Taigi taip sutvarkytumėm dokumentą ir padarytumėm paveikslėlių turinį.